Išplaukus pradžioj to vėjo kaip ir užteko, vėjas nusiramino realiai ant galo, tai pačiam uoste grįžtant daugiausiai tų iššūkių tokių buvo. Labai ir sukinėjos vėjas, labai suaštrėjo ir jau tiesiog trūko, bet gal tas mums padės laimėti šitą etapą, matysim, laukiam rezultatų. Tai vakar buvo prieš vėjinė distancija, šiandien jau tokia vadinamės jau čia liaudyje tramvajais, daugiau mažiau, na tai nesulyginami dalykai, bet aišku, čia daug įdomiau dabar yra, bent jau mūsų, reiškia atveju, tai daug įdomiau yra stebėti, kaip atrodo naujas laivas, matas ir kaip sulyginant su šituo laivu. Tai čia turbūt didžiausias dėmesys, įdomiausia yra, bet šiaip viskas gerai, gerai, kad vėjai užteko. Čia biški buvo pritrūkę, bet prieš galą, bet užteko. Jau visai sėdėjom, čia buvo 1 kažkiek mazgo lyg, dar prieš srovę, tai praktiškai vos net gal plaukiam. Kažkiek gal ir judėjom į priekį, bet labai jau kudai. Tai, bet va, žiūriu, kitiem geriau čia sekasi, lyg tai dabar paputė. O šiandien, aišku, iš dalies pasisekė, didžiulį indėlį padarė Orca Crew visa komanda. Ir aišku, pati Orca Crew visa kaip firma irgi, kad šitas laivas plauktų priekį ir būtų labai stipriai prikeltas. Ir mes jau pradėjom nuo keli metai prieš jau plaukti ir dabar, šiandien rezultatas iš tikrųjų mus labai gražiai ir maloniai nuteikia, tik tai galbūt varžybos yra varžybos, bet jeigu nebūtų priešai padarę didesnių klaidų, galbūt būtų pasibaigę kitaip, bet kadangi pasibaigė šiandien taip, kaip pasibaigė, tai mes labai patenkinti. Lėmė turbūt startas, nes mes radikaliai pasirinkom tą žemutinę padėtį, nežinojom, kad mūsų laivas kylant yra daug greitesnis. Iš karto mes pabėgom nuo viso flyto, nuo viso laivyno, kuris būtų dengęs vėją. Ir mes jau per vartus išeidinėjom pirmi. Ir laikėmės iš visų jėgų, bet mus pasivijo Presto, prie pat ženklo jūroje. Pasivijo vienu korpusu, aplenkė. Ir matyt, vis tik tai jų navigatorius padarė klaidą, jie nuplaukė visiškai ne to kursu. Mes patys buvom sutrikę, nes visi kiti irgi pradėjo plaukti vieni vieną į kitą pusę. Tikslinomės, ar mes tikrai tas distancijas įvedėm ir jau po to, kai įsitikinom, kad tikrai, tai mes buvom atitinkamai pozicijoje, kad mes kontroliavom jau visas varžybas iki jūros vartų grįžtant. Ir vėl prasidėjo viskas iš naujo. Visi suplaukė. Čia pat buvo atstumai, nepilnas korpusas nuo visų kitų 3, bet mūsų ilgametė patirtis plaukiant šitoje uosto akvatorijoje lemdavo ir pralaimėtas vietas, ir laimėtas, šį kartą mes laimėjome. Jauni gulos nariai, jie nėra tokiose varžybose plaukę ir užėmė pirmas vietas. Man, sakysim, tai nebuvo naujiena, bet tai buvo labai didelė atsakomybė. O jiem tai buvo emocijos tokios, kad jie, ta prasme, kad jie ilgą laiką negalėjo atsitokėti ir, ta prasme, gerąją prasme atsitokėti. Tai tik tai tiek, kad dabar bijom nubaidyti fortūną ir apie būsimas vietas visiškai galvojam tik tai apie plaukimą. Bet aišku, kad regatoj bus visko, čia tai nereiškia, kad čia mes negausim į kailį, gal ir duosim, gal gausim, visaip čia bus. Tai taip, kad kova nusimato labai bekompromisinė ir arši.